Tai sveiki pop art meno ir plakatinio meno gerbėjai. Norim papasakoti truputį apie šį plakatą ar iliustraciją, kuri atsirado turint kontaktų su pačiu personažu. Čia yra Vilutis, žinomas Lietuvos grafikas, taip pat jis yra Eduardo Juknevičiaus kolega. Ir kai aš kūriau lietuvių menininkų nedidelį tokį ciklą, tai ir traukiau ir Vilutį, nes jis yra labai grafiškas ir netgi plakatiškas pats, jo kūryba truputį. Kai aš užbaigiau, man iš karto kažkaip su juo suartėjo tiek vaizdiškai, tiek grafiškai, nes jis irgi naudoja ir storą juodą liniją. Ir man kažkaip gražiai susivedė, kaip tas darbas gavosi ir kaip jis primena tą autorių. Ir jis toks truputį šiek tiek skiriasi individualiai nuo kitų, bet vis tiek jis įeina į tą bendrą portretų ciklą, kurį aš darau pop art, ikonos pavadinau. Ir, sakykime, jisai visai neblogai įsipaišo į visą mano pop art ikonų kolekciją. Tai čia jis atstovautų lietuvių menininkus. Ir tiek, jisai, aišku, yra, paties Vilučio darbai yra ganėtinai užkabinantis, tokie spalviškai ryškus, tai aš irgi tokį padariau gan ryškų sprendimą, raudonas ryškus fonas, mėlynas pats personažas, be kitų spalvų, toks konkretumas, kaip ir jo darbuose, kažkaip yra bendrumas tame.